Apple ruošia Mac Mini atnaujinimą ir jei gandai teisingi, jis pasirodys jau birželio pradžioje, WWDC metu. Naujas M5 ar M5 Pro čipas. Greitesni SSD. 4,5 karto galingesnis dirbtinis intelektas. Bet kol visi laukia pigiausio galingo Mac'o, ar tikrai jis bus toks pigus kaip tikimės? Šiame video viskas, ką šiandien žinome apie ateinantį Mac Mini M5. Kada pasirodys, ką gaus ir kam jis tikrai tinka. Aš esu Mac fanas, jūsų patarėjas Apple pasaulyje. Taigi, neriam. Kodėl WWDC? Kovo 4 Apple surengė specialų renginį. Pasirodė M5 MacBook Air, M5 Pro ir M5 Max MacBook Pro. Bet Mac Mini nebuvo pristatytas. Tai buvo staigmena. Daugelis analitikų tikėjosi, kad Mac Mini ateis kartu su MacBook Pro. Dabar visi žvilgsniai į WWDC. Birželio 8 prasideda Apple kūrėjų konferencija. Ir tai stipriausias kandidatas Mac Mini M5 pristatymui. Kodėl? Nes taip jau buvo. 2023 WWDC metu Apple pristatė M2 Max ir M2 Ultra Max Studio. Istorija gali kartotis. Mark Gurman, Bloomberg žurnalistas, kuris žino Apple planus geriau nei daugelis Apple darbuotojų, patvirtino. Apple 2026 metų Mac planas apima M5 ir M5 Pro Mac Mini. Jis yra kelyje. Klausimas tik, kada tiksliai. Dizainas. Čia gera žinia tiems, kurie mėgsta Mac Mini išvaizdą. Mac Mini M4 gavo didelį pertvarkymą 2024. Mažesnis korpusas, priekiniai USB-C prievadai. M5 versija šio dizaino nekeis. Apple tik prieš 1,5 metų investavo į šią formą. Per anksti viską keisti. Tos pačios spalvos. Tas pats aliuminis korpusas. Tas pats prievadų išdėstymas. Priekyje 2 USB-C, gale 3 Thunderbolt. HDMI, Ethernet. Galbūt Thunderbolt 5 visose galinių prievadų lizduose. Tai būtų didelis patobulinimas. Bet MacBook Pro M5 to negavo, tai vargu. Čipas. Ir tai bus svarbiausias atnaujinimas. M5 čipas jau yra. Jis buvo pristatytas praėjusių metų rugsėjį su MacBook Pro ir nuo kovo dirba visose MacBook'uose. Žinome tikslės charakteristikas. Bazinis M5, 10 branduolių centrinis procesorius, 10 branduolių grafinis procesorius. Lyginant su M4 nuo 14 iki 22% greitesnis CPU, iki 45% greitesnis GPU ir beveik 30% geresnis atminties pralaidumas nei M4. Bet tikrasis šuolis – dirbtinis intelektas. Apple teigimu M5 Neural Engine yra 4,5 karto galingesnis nei M4. Bet ką tai reiškia praktiškai? Pavyzdžiui, Olama su vietiniu dideliu kalbos modeliu. Ant M4 atsakymas generuojamas maždaug 25 tokenai per sekundę. Ant M5 35 ar daugiau. Apple Intelligence užduotis fono pašalinimas iš nuotraukos, transkripcija, teksto apibendrinimas – visa tai vyksta akimirksniu be laukimo. Final Cut Pro eksportas su mašininio mokymosi efektais. Iki 30% greičiau nei ant M4. Šie skaičiai ne teorija. Jie jau išmatuoti ant MacBook Pro M5. Mac Mini gaus identišką čipą. Ir M5 Pro. Čia svarbu, kad Pro nėra tiesiog greitesnis M5. Tai skirtingos architektūros čipas. Apple atskyrė CPU ir GPU. Tai vadinama multi-die dizainu. Rezultatas. 18 branduolių CPU iki 20 branduolių GPU. Atmintis prasidės nuo 24 GB su galimybė siekti 64. Tai Mac Studio lygio gale, Mac Mini kainodaroje. Ir vienas svarbus pokytis M5 Pro architektūroje, vadinamieji Super Cores. Vietoj tradicinių efektyvumo branduolių, M5 Pro naudoja pagerinto našumo branduolius. Tai reiškia, greitis ir efektyvumas auga vienu metu, ne vienas kito sąskaita. Saugykla ir kaina. Pradėkime nuo fakto. 256 GB Mac Mini M4 Apple jau pašalino iš asortimento. Ir tai nebuvo atsitiktinumas. M5 eroje niekas nesitiki tokios konfiguracijos, nes MacBook kompiuteriai taipogi gavo talpesnius SSD bazinėje konfiguracijoje. Ir tai svarbu ne tik dėl vietos. M5 naudoja greitesnę SSD architektūrą. Didesnė talpa reiškia geresnius skaitimo ir rašymo greičius, nes Apple SSD veikia greičiau su daugiau lygiagretinančių lustų. Tai tiesiogiai jaučiama. Greitesnis įkrovimas, greitesnis virtualios atminties darbas, kai projektas didelis. Bet šis patobulinimas turi kainą. Bazinis M4 Mac Mini kainavo 749 eurus. Tikėtina, kad bazinis M5 su dvigubai daugiau saugyklos 989. Tai daugiau nei 200 eurų brangiau.
M5 Pro konfiguracijos tikriausiai išliks panašios kaip M4 Pro, nebent bazinis modelis bus su 1 TB kietuoju disku. Tai ir kaina gali priartėti prie 2000. Ar laukti ir kurį rinktis? M4 Mac Mini parduotuvėse praktiškai dingo. Laukimo laikas kai kurioms konfiguracijoms 10 ar daugiau savaičių. Ir iki WWDC liko kelios dienos. Pasirinkimo nėra. Lauk. Mac Mini M5 pasirodys netrukus. Bet tikras klausimas kitas. Kurį rinktis? M5 ar M5 Pro? Mokėti dvigubai daugiau už M5 Pro vietoj M5 ar verta? Žiūrėk. M5 turės 10 branduolių procesorių. M5 Pro nuo 15. Visi M5 Pro branduoliai galingi. Be efficiency branduolių. Grafika M5 turės 10 branduolių GPU. M5 Pro 16 arba 20. Dvigubai daugiau. Atminties pralaidumas M5 turės 153 GB per sekundę. M5 Pro dvigubai daugiau. Ir greitesnis kietasis diskas. Plus Thunderbolt 5 vietoj 4. 3 išoriniai monitoriai vietoj 2. M5 Office, naršymas, video skambučiai, lengvas montažas, foto. Susidoros lengvai. M5 Pro kasdienis darbas su 4K video, kodo kompiliavimas, dideli Photoshop failai, 3 monitoriai. Multithreaded užduotyse iki 40% greitesnis. Ir lokaliam AI M5 Pro aiškiai geresnis. Daugiau GPU branduolių, dvigubai didesnis atminties pralaidumas ir iki 64 GB RAM. Telpa didesni modeliai ir sukasi greičiau. Korpusas, dizainas, prievadai, beveik viskas tas pats. Jeigu klausi, ar tau reikia M5 Pro, greičiausiai nereikia. M5 bus galingas kompiuteris. M5 Pro reikia tiems, kurie žino, kodėl jiems jo reikia. O tu, kurį rinktumeis? M5 ar M5 Pro? Užsiprenumeruok mūsų kanalą, spausk like po šio video. Tai mums padės augti ir kurti dar daugiau turinio. Komentaruose parašyk, ant kokio Mac sėdi dabar ir ką planuoji daryti su M5 Mac Mini. Įdomu sužinoti. Iki kito video. Čia buvo Mac Fanas, tavo patarėjas Apple pasaulyje.